Urmas čia. Sveiki, sveiki. Esam nuostabioj vasarai, Turkijos Kemero mieste. Šiandien dieną leidžiam tiesiog susipažindami su miestu, su jo aplinka, su galų gale ir turgui buvom, pasižiūrėjom kainas. Dabar atėjom į miesto centrą, tiesą pasakius, ieškom pietų ir manau, kad radom pietus. Aišku, kur galima pigiau pavalgyti, bet šiaip visi šypsosi, visi kviečia, visi viską siūlo. Oras 25, karščia. Mandagus, malonus, nesupyksta, jeigu tiesiog atsisakom. Beje, norėjom nusipirkti ką tik nuskintų braškių. Tai žinokit, nelabai ką pigiau negu Lietuvoj. Indelis, kitaip tariant, kilogramas 5 eurai. Nu, aišku, bet šiaip tikėjomės, kad va tokioj šaly braškės bus pigiausios ir jau tikrai prisivalgysim. Aišku, prisivalgysim, bet jos tikrai nėra pigesnės. Nu, vitaminai yra vitaminai. Grįžtant atgal, papietavę, aišku, nusipirksim, gal jau ir bus pigesnės, bet kaip ir sakau, tikrai ne kainų esmė, bet nu, visi mėgsta dėrėtis, aš aišku nemoku, vyras moka, aš taip pat viską nupirkčiau, jau ką ir nupirkau, aišku, buvom turgui, nupirkau anūkiai 2 suknės ir dar nusižiūrėjau savo tokį kostiumėlį, aišku, vyrai kalbėsiu, kad leistų nusipirkti, leis, nekur dėsis. Tai va, nu, nusikaltims nieko nenusipirkti, nors savo šventai pažadėjau, kad nieko nepirksiu, nieko man nereikia. Nu, reikia man viską. Reikia, aš melavau, kad man nieko nereikia. Visko reikia. Va, bet šiaip iš tikrųjų viską turiu vyrą, jis labai myli ir aš jį labai myliu. Ačiū mum abiem už tą kelionę nuostabę. Tai va, susiplanavom visas atostogas. Nu, žodžiu taip, keliausim, negulėsim tik prie jūros, keliausim su ratų laivu, kokiu ten, ratų laivu, jachtą, ten į kalnus važiuosim, bet į visą šitą reikalą įeis ir to pačiu ir maudynės, ir pasideginimai, ir pramogos, įtariu bus biški ir baimių. Va, ekstrema tokia, jau vien į kalnus pasikelti, jau ekstremas iš tikrųjų. Tai va, viskas labai, svarbiausia oras vasarą, išvažiavom lietui lyjant, iš Vilniaus išvažiavom lietui lyjant. Čia tiesiog vasara. Karšta tiesiog. Karšta. Prakaitas. Sakė, kad aš jau ir taip piniagus, bet aš dar... Tai va, toks trumpas papasakojimas, nes pirmi žingsniai vakar, kai žiūri pavargę iš karto į lovą va, ir ilsėtis. O šiandien tai va, susipažinsim trupučiuką, o rytoj laukit naujų reportažų. Va, vėl kviečia valgyti. Iš tikrųjų pasižiūrėsim kainas. Можно снимать? Pasižiūrėsim kainas. Можно снимать цену? Kaip ir sakau, visi labai mandagus, visi rodo kainas. Iš tikrųjų, galima maistą pasirinkti kokį tik nori. Nori aštrų, nori švelnų, nori visokį. Taip, суп где? Суп. Вот. Суп. 300 лирų, tai kiek čia būtų eurais? Где-то 8 евро. 8 eurai, ну да. Виско. Это цена, которая указана, это комплексами. Когда еда заказывают, около его гарниры, салаты, соусы, филе всегда ходят. А еще что-то к нему есть в комплекте, да? Да, гарниры, салаты, соусы всегда ходят, хлебы всегда ходят. А ваша национальная кухня, где вот, ну... Вот, турецкие кухни. Вот турецкие кухни. Одна порция, там 450 грамм мяса, плюс гарнир, салат, соус, доходит. Это много, 450, да? Нормально.
Это сколько? Например, один рыба, там, села рыба, там, 600 грамм села для одного человека. Pusę kilogramo И žuvies. пусть килограмма мы скушаем, что ли? Не, Да. не Пилус, скушаем. гарнир, салат. суп. Большие порции, Ну, Ну, а где мне где-то? ну, одна рыба может быть. да? Поехали. Одно на Ну, двоих. ва. А, здесь и порции большие, видите? Ну вот. Ну, Ну, а посоветуй людям, пускай к вам приходит отель Фрейд. Эсонов, вот вам снимем, покажем. Фрейд Это ресторан. хозяин, наверное, будет, да? Есть ресторан. Мгм. Ну Пожалуйста, вот. приятного программа. Спасибо, приходите Каждое сюда. утро получаем с нашей море морской продукт. У нас бассейн там сзади, креветка, кальмары, рыба, все живым видом, там раки, все там. вот. Viskas komplekte. Спасибо, Откуда? счастливо. Из Из Литвы. Литвы, Литвы. Европа. Привет, Литве. До свидания. Nu, Mandagus visi, да. Bet aš gerai varau, ne? Aišku. Tai tęsim reportažą, nors sakiau nebetęsiu. Iš tikrųjų, nebetęsim dabar to reportažą. Karšta, taupykim energiją. Тогда только снимаем. Rytoj mes tada prafilmuosim toliau. Žinok, gal, ką dabar darom? Nebeinam gal į priekį. Kur mes eisim čia? Biški kur nors neįsipareigojančiai pasidėti, šiaip tai aš jau į tualetą norėsiu. Sveiki, sveiki! Norim parodyti viešbutį, kuriame apsistojom. Šiaip aš sakyčiau, jis vadinasi Elijah, o turkiškai Elijah. 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 Hotel. Toks labai, toks, seksy pavadinimas iš tikrųjų, labai gražu, tvarkinga, labai daug nematyto augalų. Aš labai noriu juos išsirauti, parsivežti namo, bet Gena sako, tu ką, baba, išprotėjai. Bet tikrai labai gražu, Gena parodys viską, augalus parodys. Jie pasiliks man čia atminty. Pasigrožėkit vieta, kurioje mes apsistojom. Tai kalbos tiek, o vaizdų bus daugiau. Parodysim. Va čia parodysim. Labai gražu. Yra baseinas, šiandien visą pusę dienos, ne visą, pusę dienos. Tiesiog mėgau saulę. Vandens vėsa, nelabai vėsas, šiltas. Aptarnavimas puikus. Dažnai pietus užsisakydavom čia viešbutį, maždaug 20 minučių bėgi pristato patiekalus, kuriuos užsisakėm, ir jie karšti visada būna. Labai didelės porcijos, vieną kartą užsisakėm po 2 antrus, kiekvienas po vieną, o jei nesuvalgėm, labai didelės porcijos, kainos nesikandžiai tikrai, gyventi galima, o šiandien nusipirkom čia netolies esančių parduotuvėliai vaisių, ledų, užkandukų. Nu va, mūsų toks viešbutis, parodysim, kur pusryčiaujam, pietaujam ir kartais vakarieniaujam. Šefas viešbučia sėdi. Į numerį neleidžia neštis patiekalų, aišku, pritrūpintume, būtų papildomų darbų žmonėm. Va, čia Baras, va. baras, kurio taip ir nepasinaudojom. Norėjau! Va, tai va, čia baseinas, gėlių prisodinta. Čia ir pusryčiaujam, bet ten vietos juodos trūko mūsų vietą. Tai taip nebebude, kalbos. Kalbos dovaną praradai mamai. Tai ką besakyti, viską, daug kartas. Vau, taigi dabar čia kalbu. Viską.
Nu, o, čia baseinas viską tą. Mamonka vaikščiai. Reikėjo. Žiūrėkite, mėgaukitės, tai kiek čia O, galima sakyti. kačiukas vaikščiai irgi čia draugai. Čia pilna. Čia ir gyvačių matėm, ir vėžlių nufilmavom. Beje, jie mušosi stipriai, krūmai dreba nuo grumtynių.